Sveiki. Šiandien mano gimtadienis, taigi aš pradedu naujus metus ir tai yra pati ta proga atsidaryti savo YouTube kanalą. Labai norėčiau, kad jisai būtų tiems, kas jį žiūrės, naudingas ir jame pateikta informacija padėtų jums siekti jūsų asmeninių tikslų. Žmogus yra labai įdomus sutvėrimas ir jo mokymosi procesas veikia labai įdomiai ir savitai. Prieš daugiau nei 20 metų buvo atrastas neurologijoje toksai reiškinys kaip veidrodiniai neuronai. Buvo atlikti tyrimai su šimpanzėmis ir stebimi jų smegenų siunčiami impulsai ir buvo pastebėta, kad kai viena šimpanzė siekia obuolio ar apelsino, kitai šimpanzei stebint šį veiksmą, jos galvoje aktyvuojasi tie patys neuronai, kurie aktyvuojasi ir dirbančios šimpanzės galvoje. Tai buvo pradėta tyrimų sritis, kurio įrodė, kad žmogus, stebėdamas kito žmogaus veiklą, iš tikrųjų mokosi. Dėl tos priežasties ir aš pati su malonumu stebiu kitų profesionalų darbą, mokausi iš kitų profesionalų ir dėl to tikiuosi, kad mano įrašai jums bus naudingi. Taigi, prasideda nauji mano metai, keliu naujus tikslus sau. Iš temų, kuri man šiuo metu yra labai aktuali, tai yra savų talentų atskleidimas, savo potencialo išsiaiškinimas, išsigryninimas ir visą tai veikiausiai galėtų susivesti tokią temą, kurią galėčiau pavadinti atminties atgaivinimas. Nes iš tiesų, kai mūsų sąmonė patenka į šį kūną, mes prarandam labai didelę dalį atminties. Ir netgi gyvendami šį gyvenimą, mes atmintį nuolatos praradinėjame. Kodėl būtent taip sakau, kad pavyzdžiui, jums būtų neįmanoma atsiminti, ką jūs veikėte, kai jums buvo 6 ar 9 mėnesiai. Tikrai nedaugelis žmonių save atsimena, kaip jie gyveno, kaip jiems buvo 2-3 metai. Yra žmonių, kurie atsimena save tik nuo 7 ir vėlesnių metų, tai reiškia, kad visa ta atmintis iki to laikotarpio jiems yra ištrinta. Ir dar juk didžiulis mūsų bagažas ir teigiamų ir neigiamų patirčių yra iki patekimo į šį kūną. Jeigu jūsų pasaulėžiūra leidžia priimti tokią mintį. Ir dėl to psichoterapeutai sako, kad 98% informacijos apie žmogų yra mūsų pasąmonėje. Ir ta informacija mūsų pasąmonėje yra užrakinta nuo mūsų pačių. Jinai turi gilius psichologinius gynybinius mechanizmus. Ir visa tai vyksta tam, kad žmogus neprieitų prie tokių savęs momentų, prie tokių momentų, kurie nutiko jam šiame ar kažkokiuose kitose gyvenimuose, kurie būtų nepakeliami, kad jie jo nesulaužytų. Ir dėl to, kai žmonės pajaučia poreikį kreiptis į kažkokį specialistą, psichologą, psichoterapeutą ar kažkokį ezoterinės srities specialistą, jie kreipiasi su mintimi, kad tas specialistas padėtų jam nuimti būtent tuos gynybinius mechanizmus, dalį jų, kad jisai šiek tiek galėtų pažiūrėti savo pasąmoninį pasaulį, ten susidurti su jam nuo jo paslėptomis, nuo jo uždarytomis problemomis ir kad praspręsdęs tas problemas, jisai padarytų savo einamąjį gyvenimą kokybiškesnį. Tai taip aš apibūdinčiau savo šių ateinančių, jau prasidėjusių naujų metų temą, tai būtent atminties atgaivinimas savo. Ir jeigu jūs norėsite prisidėti, kaip ir minėjau, netgi klausant
veidrodiniai neuronai veikia informacijos pasisavinimo labui, tada tai bus ir galės būti ir jūsų tema. Taigi pasidalinau su jumis, kas man pačiai svarbu, ties kuo dirbu. Tikiuosi, kad jums buvo tai įdomu ir kad visa tai, ties kuo dirbu, įgautų materialią išraišką, nes aš tikiu, kad šis materialus pasaulis yra skirtas mums tam, kad mes savo būsenas, savo jausmus, savo emocijas, visą savo suvokimą gebėtume materializuoti, kad tai, ką mes jaučiame, kuo tikime, kad mes tai atvestume į materiją, į apčiuopiamą dalyką. Tai tokiu būdu, ieškant kaip materializuoti tai, kas man yra svarbu, gimė mano paveikslai. Taip gimė Miros kosminiai laivai. Aš manau, kad vienas iš maloniausių, lengviausių būdų žmogui kelti klausimus, tai ką aš esu pamiršęs, kokie iš tikrųjų yra mano talentai, kur mano yra resursai, kokios savybės, kokie mano gebėjimai leistų man gyvenimą pragyventi su didžiuliu malonumu, su didžiulė jėga, sukurti tai, ką aš trokštu sukurti. Kaip man nusimesti tai, kas man maišo. Kaip nustoti nuolatos sukti galvoje balsus, kad tau nepavyks, kad tu silpnas, kad jau tu nustok daryti, kad yra 1000 žmonių, kurie tai daro, kas tu toks. Tai vat mano būtent priėjimas prie šios, vadinkim tai, problemos, tai buvo būtent tokių kosminių, energetinių piešinių kūrimas. Ir kadangi kūrinys ir kūrėjas yra neatsiejami, tai man kyla dar didesnis impulsas savyje ieškoti to, ką linkiu rasti jums. Ir todėl kas kartą, žiūrint į mano piešinį jums, jūs galėsite pasinaudoti mano energetiškai praeitais keliais. Galbūt tai skamba kaip tam tikra mistika, tačiau, kaip ir minėjau pradžioje, taip veikia mūsų mokymasis, taip veikia veidrodiniai neuronai. Jeigu jūs paimdami mano kūrinį kaip dalelę manęs, jūs savyje galėsite atrakinti greičiau tuos kelius, kuriuos bandytumėte atrakinti vieni. Taigi dėkoju, jeigu žiūrėjote iki pabaigos. Linkiu savo gerų ateinančių metų, o jums taip pat.